Sveiki, mylėjai. Mes šiandien susitikome apsitarti dar vieną konstitucinį tipą. Tai yra kaupiantį svorį, informaciją kaupiantį, taikų, ramų, kafa tipo žmogų. Dėkuoju komentuojantiems mano YouTube kanale, tai yra man greičiausiai pamatomi komentarai. Dėkuoju prenumeruojantiems, labai lengva. Štai ten paspausti kampelėje, nurodėlę oranžinėme laukelėje. Dėkuoju patiktukinantiems, jeigu tai yra tiesa, o labiausiai praktikuojantiems. Ir šito konstitucinio tipo žmonės iš prigimties turi jiems būdingą išvaizdą. Tik tai prieš pradėdama kalbėti, aš vėlgi noriu jums priminti, kad mes nesame mono, mes esame maišyti ir galbūt vienas konstitucinis tipas bus dominuos mūsų psichikoje, kitas gi kūne. Tai kafa tipo žmogus yra stambus iš prigimties, ir kūnas proporcingas, kaulai platus, stiprus, apskritai tai yra stiprus žmogus, nes dominuoja žemės ir vandens energija. Tai visokie, tokie sumo imtynininkai, tai yra tie žmonės, kurie už barzdos tempia, prisirišę automobilį, kurie sunkumus kilnoja. Jų plaukai yra vešlūs, garbanuoti, banguoti tokie, jie yra dažniausiai tamsus, kakta aukšta, nosis plati, akys įkypos, gali būti išraiškingos, didokos, drėgnos, ramios, ir lūpos didelės, raudonos. Tai štai prisiminkime vato tipo žmogų, apie kurią mes kalbėjome ankstesnėse paskaitose, sukelia pavydą, tokios natūraliai išraiškingos lūpos. Dantenos raudonos, nekraujuoja, smakre būna duobutės neretai, dantys balti, gražūs, negreitai eina pas odontologą jie. Liežuvis trikampiu suapvalintas, lygus, platus, ant jo gali būti apnašos, balsas kimus, gilus, toks liepiantis, kaklas stiprus, masyvus, pečiai suapvalinti platus, oda labai gražiai aprašoma kaip prinokusių kviečių spalvos. Ir dėl žemės traukos dėsnio jų apatinė kūno dalis labiau išsivyščiusi. Tai tarkime sėdmenys ir vyrui neretai prilygsta arba net platesni negu kad krūtinė, moterims tai ypač. Dėl to, kad žemės traukos dėsnis veikia tiek žemę, tiek vandenį ir dėl to šita apatinė kūno dalis ir yra tokia išraiškinga. Irgi, kas kelia pavydą kitokio konstitucinio tipo žmonėms, suprantame, čia priklauso nuo proto, ką mes akcentuojame ir kas mes esame, ar mes esame fizinis kūnas, taip galvojame, ar mes esame šis bei tas daugiau, nepaprastai fizinis kūnas. Pirštai trumpi, stori, cilindriniai, plaštakos taip pat trumpos, bet masyvios, tiek plaštakos, tiek pėdos visuomet. Nagai platus, atrodo kaip ką tik išėjęs žmogus iš manikiūro kabineto. Tokie rožiniai, dideli, lygus, oda visi, bet visada riebi. Ir šitas žmogaus tipas apskritai yra riebus ir mes kalbėsime apie kafos savybės, kuomet nutolstama nuo prigimties. Žarnynas funkcionuoja puikiai ir tuštinimasis yra puikus, peristaltika kiek vangoka, bet vyksta ir jie giliai miega ir kitų konstitucinių tipų žmonės jiems gali pavydėti. Padėjo galvą ir užmigo ir gali tada, kaip sakoma, ir iš patrankos šaudyti, jie negirdės. Dažnai
prisisuka keletą žadintuvų, bent ankstesniais laikais, dabar tai nusistato dar mobiliame žadinimo režimą ir dar prašo kieno nors, kad pažadintų apsidrausdami, jie dažnai nuspaudžia žadintuvą ir miega toliau. Ir jų pliusai yra gera fizinio kūno tolerancija, lengvai fiziškai prisitaiko, turi galimybę geram genofondui, sveikam vaikui pradėti. Šiaip minusai jie yra konservatoriški, ilgai masto, jie yra sėslūs, tai jiems sunku keisti darbovietę, gyvenamą vietą, nes yra stipri inercija. Jie yra psichologiškai taip pat priklausomi nuo kitų ir jie linkia įsiskaudinti. Ir tada gyventi tokiam savigailestį, kažkai neteisingai, juos ten kažkas puolė, įžeidė ir taip toliau. Na ir primenu, kad kol mes gyvename pagal prigimtį, mes esame sveiki, bet nutolę nuo prigimties mes jau pasiligojame. Ir centrinė kapho došos būstinė yra skrandis ir krūtinė, dalis skrandžio ir krūtinė. Ir taip pat nosiaryklė, viskas, kas aukščiau, tos vadinamas duobutės. Paprastai labiau negalavimai pasireiškia pavasarį, nors žiemą mes kaupiame, kas turi polinkį šio tipo negalavimams, tai jie kaupiami ir tada manifestuoja pavasarį. Mes kalbėsime kitoje paskaitoje apie tai, ką daryti ir dar prieš tai kalbėsime, kokios ligos yra būdingos kapho došos žmonėms, tai yra jų 20 ligų. Šiaip jau kiekviena doša turi 7 savybės ir kaphos esminės savybės, tai yra tai, kad jinai yra riebi, reiškia daugiau riebalinio audinio juose yra išsivyščiusio ir jeigu iš prigimties vaikas arba ir vėliau suaugęs žmogus, paauglys dar anksčiau yra putlesnis, o maitinasi tinkamai, tai jau galime iš to spręsti, kad jis tikėtina yra kaphos konstitucinio tipo. Ir šitoje vietoje noriu pasakyti, kad tie, kurie tos ypač, kurios nori įtilpti į tą primestą iškarpą 90-60-90, labai kenčia, nes jiems yra labai sunku, turi nuolat tada užsiimti kažkokiamis dietomis, lieknėjimais visokiais ir svorio kritimas, svorio metimas yra trumpalaikis. Jiems iš prigimties yra, kaip aš sakiau, leistina daugiau turėti, apspręsta iš prigimties turėti daugiau kilogramų ir svarstyklės jiems rodo kitaip. Šito tipo žmonės yra šalti, nors oda riebi ir minkšta, bet dėl to audiniai praranda elastingumą ir vystosi, tarkim, senelių, tuščiavidurių kanalų, ertminių organų atonija, reiškia senelės tonuso susilpnėjimas. Tai dėl to gali silpti peristaltika, pavyzdžiui, gali skrandį ilgiau užsibūti maistas, juolab, kad turi polinkį gleivių gamybai, tai tada virškinimas trinka, bet apie tai kitoje paskaitoje. Jie yra lipni ir dėl to, kad daugėja gleivių ertminiuose organuose. Ir jeigu daugėja gleivių, vadinasi, tose vietose nevyksta limfotaka, kraujotaka, oras necirkuliuoja tinkamai, maistas neslenka virškinimo traktu tinkamai, taip kaip reikėtų. Bronchuose, tarkime, gleivės susikaupia gleivės mažina deguonies apykaitą, deguonies įsisavinimą. Na ir viskas mūsų organizme turi paskirtį. Kapha yra atsakinga už sintezę. Metabolizmas turi 2 sparnus medžiagų apykaitą. Tai
Pita, prisiminkime, ugnies energija, jie atsakinga už produktų skaidymą. Tai yra, o kapha doša priešingai, jie atsakinga už kaupimą, už audinių sintezę. Ir kadangi kapha yra riebi, viena iš savybių, tai jos paskirtis organizme, dar kita yra sutepti judančius paviršius. Ir visos įmautės, tarkim, visi apvalkalai maišeliai, tarkime, širdis yra perikardo maiše. Tai vidinis perikardo sluoksnis yra suteptas, yra pariebalintas, todėl, kad širdis susitraukdama nesibrūžintų ir tokiu būdu nepažeistų savo išorinio sluoksnio, besitrindama į perikardą. Lygiai taip pat pleura, plautys supa pleurą. Tai pleuros vidinis paviršius taip pat yra suteptas riebiai dėl tos pačios priežasties. Visi kraujo kūneliai ir ypač eritrocitai ir visi kiti, jie turi taip pat išorinį tokių glotnų apvalkalą. Tai yra dėka šitos energijos. Ir be to, kuo ląstelė turi storesnį dangalą, tuo ji yra sunkesnė. Ir susitraukiant širdžiai, dėl to tie kraujo kūneliai, tarkime, įgavę pirminę tą energiją, postumį, išmetant kraują iš širdies, jie dėl savo inercijos, dėl savo svorio, jie iš inercijos apkeliauja daugiau mūsų organizmo vietų ir tokiu būdu yra taupoma širdies energija, nes širdis susitraukia ir atsipalaiduoti yra sunkus jai darbas ir tą darosi maždaug 60-70 kartų per minutę ir kiek ir nuolat mums miegant, tai gal rečiau. Tai tausojant širdį, ši kraujo kūnelių savybė yra labai vertintina. Ir mes prisiminkime, kai mes kalbėjome apie vata tipo žmogų, sausai tipo žmogų, tai štai sausėjant ląstelių membranams, jos žinoma, kad lengvėja ir iš inercijos judesys yra trumpesnis. Tai reiškia, kad nusidėvima labiau, širdis greičiau pavargsta, labiau nusidėvi ir taip toliau. Dėl tos pačios priežasties nervinis impulsas sklinda lengviau ir sausėjant ląstelių membranai, nervinis impulsas išsisklaido ir dėl to tas ataksija, kada nepataikot, pavyzdžiui, pirštų, ten kažkur yra, kada poneuropatija vystosi. Taip pat dėl tos pačios priežasties. Na, termoreguliacija taip pat atlieka kapha doša dėl to, kad yra riebi. Ir žinome, kad riebus žmogus geriau ištveria šaltį negu kad kūdas žmogus. Kapha tipo žmogui yra būdinga ilgalaikė atmintis. Ir šitoje vietoje aš kvieščiau tiek pedagogus, ypač tėvelius, pažinti savo vaike šitą konstitucinį tipą, nes jam reiks daugiau kartų pakartoti, idant jisai atsimintų. Su juo reikia kantrybės. Jis ne iš karto suvokia, ko jis yra prašomas. Jeigu jis ir suvokia, tai jam reikia laiko, kol jis pradės mūsų prašymą įgyvendinti. Įsivaizduokime, kad važiuoja garvežys ir prie jo prikabinta visokių ten tų vagonų, į kuriuos prikrauta nežinia ko. Ir jo stabdymo kelias yra ilgas. Tai jeigu, tarkime, vata tipo žmogus, poroje, tarkime, yra vata tipo ir kapha tipo, nekantrus,
reikia čia pat visko vatinukams, o kafo tipo žmogus, jis kaip minėjau, lėto veikimo, toks, žinote, kaip toks Jonas iš seniai ten Žemaitė rašiusi buvo. Tai jis toks, ką jam pasakai, aš pamenu, kaip jis ten, Vingio Jonas būdavo. Tai aprašytas, tai štai, tai vatinukas, jis sako, tarkime, išneš šiukšlės ir žmogus, ką padošau, žmogus sėdi, tarkime, prie kompiuterio, jis yra kažkokiame procese, ten skaitime, nežinau, rimtame, nerimtame, pramoginėme. Ir tokio sąstato stabdymo kelias yra ilgas. Jis išgirdo žmonos prašymą, įjungė stabdžius, bet sąstatas rieda. Tai reiškia, jis dar vis yra kompiuteryje, bet jau ruošiamasi pervažiuoti ant kitų bėgių, šiukšliadėžės bėgių. Ir neturėdama kantrybės, vatinukė žmona sako, ir gerai, ir visada šitaip, ir aš viena, ir ką tu čia amžinai čia sėdi, ir gerai, ir aš pati išnešiu, ir man čia nieko nereikia. Ir tas kafo tipo žmogus nuoširdžiai nesupranta, ko nori iš jų. Taigi aš einu, ašgi ruošiausi išnešti šiukšles. Ir konfliktas lygioje vietoje. Lygiai taip pat, tarkime, vienas žmogus, tarkim, vatos ar pitos, nori, tarkim, pasivaikščioti, kažką veikti. Šitas žmogus yra inertiškas, yra sėslus. Jis nenori, sako, eik tu viena ar tu vienas ir tada galimi konfliktai vėlgi lygioje vietoje. Tik dėl to, kad nepažįstame vienas kito. Jam tai yra jo prigimtis. Jis yra lėto mąstymo, lėto poveikio, lėto veikimo, lėtų judesių, lėtos reakcijos, lėtai atsako, negreitai. Ir tada galime, ir tau visada, ir gerai, ir tada tai ką aš viena, o visi ten ne vieni ir taip toliau. Tai dėl to būna, kai būna, neretai ir vien iš mūsų nežinojimo. O apskritai turėti šeimoje kafo tipo žmogų yra malonė. Dėl to, kad jis yra kaip banglaužis, jis amortizuoja. Jis, tik aš sakiau pirmai, kad turi polinkį prisiminti įžeidimus, kokius nors, bet šiaip tai jis atlaidus, jis yra pakantus, ilgai jo ryšys su kūrėju įprastai geras, jis turi gramzdą, jis sunkiasvoris visakame, ne vien tik fizinių kūnų, gali būti ir savo elgesį, kaip aš minėjau. Tai jis lėtai, bet tolydžio grimsta į visokias praktikas, į ten kažką, bet jis taip nenori, nežinau, aktyvių judesių, ten, tarkime, vaikas, jeigu jis palikome prie Lego konstruktorius ir jis ten krapštos, jam viskas labai gerai, galime numanyti, kad tai yra kafo tipo vaikas, kafo tipo žmogutis auga. Ir tuomet mes turėtumėm žinoti, ką daryti tada, jeigu nusistatėme savo tokį konstitucinį tipą arba savo šeimynykščiams. Ir apie tai netrukus kitoje paskaitoje. Likite sveiki ir laimingi.